labai įdomiai pasakei, įkalintas gerąją prasme. Ir turiu coachingo klientų, kurie kalba apie tai, kad jie bijo apsibriežti savo kažkokias tai ribas, gyvenimą nustatyti kažkokias tai taisyklės, nes bijo, kad tai juos apribos. Ne, ir bus įkalinti blogąją prasme. Ne, iš kitos pusės sakom, kad tos ribos jos yra lyg ir reikalingos. Ne, kaip pats jauti, va, tas įkalinimas, tai tau suteikia laisvę, prasme, ar jisai kaip tik tave apriboja? Aš nesakyčiau apriboja, nes kad tapti šitos profesijos atstovų, tai neapsiriboja vien tik tai užsidarimu kažkur tai kambarį ir repetavimo. Reikia skaityti, reikia domėtis, reikia pažinti, reikia bendrauti. Tai yra toksai kompleksiškumas, kas daro žmogų įdomų, kada jis yra scenoje kitiems žmonėm. Tai yra visa puokštė savybių, kurios neatsiranda savaime ir tik tai sėdint kambaryje repetuojant. Nes scenoje aš pasakoju savo istoriją, interpretuoju muziką, bet aš pasakoju savaip visą šitą dalyką. Tai visas šitas bagažas, kuris yra ant kupros užkrautas, kad tu galėtum papasakoti, jisai neatsiranda savaime. Tai yra daug kitų dalykų, ką gyvenime žmogus turėtų veikti, suprasti, pažinti. Taip kad tas įkalinimas, jisai galbūt, tavo klausimas yra labiau toksai, kad aš šitame pasaulyje gyvenu, man jisai patinka, aš iš jo nenoriu